Labas vakaras, mėlyjeji. Iš tiesų džiugu matyti jūs besirenkančius į šį mūsų Zoom renginį ir sveikinuosi su visais, kurie esate jau įpratę lankytis mūsų antradieniniuose renginiuose. Ir jūs žinote, kad kiekvieną beveik antradienį mes turime skirtingų temų, skirtingų kalbėtojų. Dažnai labai kalbame sveikatos temomis, bet ir ne tik. Ir ypatingai noriu pasisveikinti su pirmą kartą prisijungusiais žmonėmis ir, tikiuosi ir viliuosi, kad jums ši valanda bus labai naudinga, ji bus vertinga, jūs išsinešite kažką galbūt naujo, sužinosite naujo ir svarbiausia, kad gebėsite, tikiuosi, pritaikyti tai, ką išgirsite šį vakarą. O iš tiesų, kaip matote, judame vis labiau ir labiau link pavasario ir rytoj paskutinė sausio mėnesio diena ir orai tikėtina, kad gal jau nebebus tokie žiemiški, kaip buvo, nors ką gali žinoti, žiema dar yra žiema. Bet mes pakalbėsime šiandieną apie roges. Oi, gal ir ne visai apie roges, bet kaip ten sako, roges ruošk žiemą, vasarą, ar ne? Kaip ten žiemą ir ruošk roges vasarą, o dailias linijas vasarai į žiemą. Būtent tokia mūsų yra šio vakaro tema. Ir iš ties noriu iš karto pristatyti pagrindinę šios temos pranešėją, žavę damą, kuri moka tvarkytis su iššūkiais, ypatingai kas yra susijęs su dailiomis linijomis. Tai kalbėsime šį vakarą apie svorį, apie per didelį svorį, o gal ir per mažą, nežinau. Bet visa tai yra ta tema, kuri kiekvieną iš mūsų kažkurio tai gyvenimo etapu, momentu kažkaip tai paliečia, kada mes susimastome, kągi daryti su tais nereikalingais kilogramais, kurie kažkokiu tai būdu prilimpa ir būtent tais žiemos mėnesiais. Ir tikrai, kodėlgi ne žiemą ruoštis jau pavasarį ir vasarai, kad galėtume tenkintis tiek tokia, sakykime, patenkinta išvaizda. Ir žinoma, išvaizda yra išvaizda, bet svarbiausia sveikata. Taigi, nieko nelaukdama pristatau, kaip jau minėjau, žavę damą. Ji yra ir mankštų trenerė, ir mitybos konsultantė, ir šiuo metu dar ir baigusi ir studijuojant Jungtinės Karalystės sveikatos mokslo akademijoje ir tikrai turinti labai daug praktinių žinių būtent šią temą. Taigi kviečiu Valeriją Kriaučiūnienę. Valerija, eteris tavo. Labas vakaras. Ačiū, Vitalija, už įžangą, už pristatymą, už tokį smagų įvadą. Ir gal aš iškart ir pasijungsiu skaidres, kad viskas būtų tvarkoj, kad viskas būtų gerai. Ar viskas gerai? Gerai. Tai ir apie svorį šiandien norėsiu kalbėti visai iš kitos pusės, iš kito, sakykime, kampo. Ir pirmoji skaidrė tokia gal kaip ir per juoką, kadangi žmogaus kūne yra didelis procentas vandens, vadinasi, aš nesu riebus, o tik užtvindytas. Kodėl tą mintį parašiau, nes kartais būna tokių pasiteisinimų, tokių skambių frazių, bet kas po to slypi, iš tikrųjų, norisi šį vakarą pažvelgti giliau ir, kaip ir Vitalija sakė, turiu praktinių žinių, turiu savo patirtį, turiu patirtį būtent su tais papildomais kilogramais. Ir kaip šį vakarą išgirsit, ne visada tas padidėjęs svoris per didelis, jis rodo, kad žmogus daug valgo, kad jis persivalgo, nes būna visokių situacijų, bet pirmiausia, kaip ir kvietime, kas jau gavote, matėte kelis klausimus. Vienus noriu prabėgti labai trumpai. Tai pirmiausia, ar viršsvoris yra tik psichologinė problema? Iš tikrųjų, tai nėra tik tai psichologinė problema, tai ir psichologinė problema, bet didžiąją dalim norisi man kalbėti ne tik apie rūbo dydį,
Nes viršsvoris jisai labai stipriai veikia mūsų sveikatą, mūsų fizinę sveikatą. Ligas lėtinės, būtent tie uždegiminiai procesai, kada vyksta. Ir kad kalbėtume apie svorį iš kitos pusės. Ir kodėl kartais pastangos mažinti svorį būna bevaisės, būtent tai yra ir mano patirtis. Aš niekada nesveriu ten 100 kilogramų, bet tikrai turėjau papildomų kilogramų, kurie trukdė, kurie ir psichologiškai jie trukdė. Vėlgi ta psichologinė pusė irgi yra labai svarbi, nes ir tyrimo yra daug atlikta. Žmonės, kurie turi viršsvorį, jie realiai pagal tyrimus atliktus, jie gyvenime netgi mažiau yra pasiekę ir karjeros, jie yra labiau užsidarę, labiau depresuoti, kokia buvau ir aš va tas atsiribojimas. Ir aš kaip sakau, kartais, kai reikia surasti nuotraukų iš tų senesnių laikų, manęs arba nėra, arba už kažko pasislėpusi. Tai vat ir tos pastangos, kada tu turi sveikatos problemų, atrodo kaip kova su vėjo malūnais. Bet vėlgi mūsų diagnozė negali būti pasiteisinimu. Šitą irgi paliesim. Kodėl neveikia dietos ilgalaikiai perspektyvai ir kaip jos įtakoja sveikatą, gal pradėsiu nuo antro galo, kad sveikatą jos labai žaloja. Tik kol esam jauni, mes to nepajaučiam, tik po to su laiku, su amžium, mes net nebesuvedam, kad tai yra susiję, sakykime, išsibalansavusi hormoninė nervinė sistema, tas pats virškinimas, kraujotakos problemos gali būti kaip pasekmė jaunystėje įvairiausių dietų. Ir dieta, iš tikrųjų, tos žodis, jisai yra vartojamas neteisingai, nes dieta apskritai yra mūsų mityba, maistas, ką mes valgom, tas racionas dienos. Bet dažniausiai dieta naudoja ten baltyminę dietą, su girdėjusi 500 000 kalorijų labai populiari dieta ir panašiai. Tai va kažkokie apribojimai ir jie neveikia. Tam kartu jie suveiks ilgalaikiai perspektyvoje, jie neveikia ir šį vakar pakalbėsim irgi kodėl. Nes tai yra organizmui ir stresas, ir šokas, ir jis paskui sugrįžus prie normalios mitybos nori greit susigrąžinti. Ar užtenka tik sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį? Ir taip ir ne. Tai va išmintingai sumažinus, taip. Užtenka, bet jeigu mes per daug sumažinam, to jau nebeužtenka. Ir toliau kitus klausimus paliesim giliau. Tai va mūsų toks šiandien dienos planas. Čia toks humoristinis šiek tiek, nes kartais vat vyrai, kaip sako, oi, man kas virš diržo mano krūtinė ir jie atrodo tokie visai nepergyvena dėl savo viršsvorio, nors žiemą vasarą suprakaitavę, šlapi, dūstantis, bordiniai, jo, man viskas gerai. Bet aš kažkaip galvoju, kad dažniausiai tai yra slepiama viduj, nes tikrai nėra gera savijauta, jeigu tu nebeužsiriši batų, pasilenkęs. Moteris atvirkščiai, jos kad ir kokios gražios, dailios, moteriškos. Moteris turi būti moteriška, ne pakaba su oda, o moteriška. Jis turi turėti formas, jis turi turėti ir šiek tiek to riebaliuko, nes gamta davė moteriai tokią dovaną. Turėti šiek tiek to riebaliuko lyginti su vyrais. Bet vėlgi tie standartai, rėmai, mados, žurnalai, dar kažkas iškreipia ir nuo pat mažens. Tai vad, kad namuose su dukrom, su mažesnėm sesėm, gal su anūkėm kalbėti apie tą išmintingą subalansavimą, sveiką svorį, ne kaip sakiau, pakabą. Dažniausiai, jeigu įvertinti, ar žmogus turi viršsvorį, yra naudojamas toks skaičiavimas. Aš beje buvau parašiusi, kad pasiruoškit matavimo juostą. Jeigu turit lapą, rašiklį ir skaičiuotuvą, bus praktiniai dalykai, kur galėsit paimti, pasimatuoti, pasiskaičiuoti, pasidaryti didelį darbą. Kas nespėsit, galėsit paprašyti įrašo, pasižiūrėti, nes bus naudingas praktinis renginys. Tai kūno masės indeksą pasiskaičiuojam, bet vėl klausimas, ar tai gali būti kaip pagrindinis rodiklis spręsti, kad žmogus yra nutukęs. Tarkim, ne, nes to paties amžiaus, to paties ūgio vyrai gali sverti tiek pat, bet realiai, kai pasižiūrim į tai, kaip jie atrodo, tai yra visiškai skirtingai.
nes lašinys jisai užima daug daugiau, sakykime, vietos, jis matot yra puresnis, čia palyginimas 2 kg pačio riebalo, to lašinio, ne? Ir raumens, tai va, raumo visai kitoks. Ar sveikatos atžvilgių tai yra skirtingos situacijos? Labai. Kam va to lašinio daug, tai yra vyksta uždegiminiai procesai, viduje ypatingai to vidinio visceralinio to riebalo. Tai va vyksta uždegimas, organai suspausti ir tie dusimai, ir organai nebegali funkcionuoti, kraujagyslės, daug problemų užsisuka ir aš būtent apie tai noriu kalbėti. O raumeninė masė, jinai kodėl verta treniruoti, kodėl verta išlaikyti raumenyną, jį formuoti, kad net ramybės būsenoj raumuo sudegina daug daugiau kalorijų negu pats lašinys. Tai vat čia didžiulis privalumas užsiimti jėgos pratimais, kad išsaugoti savo raumenyną, kūną tvirtą. Yra matavimo tokia lentelė, galima paimti, pasimatuoti, galit nusifotografuoti arba dabar greit pasimatuoti, nes jums liemens apimtis bus reikalinga sekančiam, sakykime, darbeliui, užduočiai. Tai vat pasižiūrėti, į kurią spalvą patenkat. Jeigu jūs kaip pipiras, tai vat reikia rūpintis, kaip ir Vitalija sakė, iš tos pusės, kad reikia raumens šiek tiek, reikia mitybą pasižiūrėti, baltymo gal trūksta, nes per mažas svoris irgi yra sveikatai negerai. Tai va žalia juosta, jinai yra pati tobuliausia, pati sveikiausia, tai va čia galite įsivertinti, kurioj vietoj esat. Ir kodėl svarbu matuoti juosmenį, kodėl svarbu ta apimtis ir matot, kad liemens apimtis turi būti mažesnė nei pusė ūgio. Tai vat pasiskaičiuokit, pasimatavot, koks jūsų ūgis, jeigu yra daugiau nei pusė, jau reikia susimastyti, kodėl. Nes matot, centrinis tas nutukimas yra svarbiausia metabolinio sindromo ypatybė. Tai yra būtent susijęs su lėtiniam lygom, dėl ko aš studijuoju giliau, dėl ko aš noriu daugiau kalbėti, būtent ką daryti, ką kalba mokslas, kodėl tai reikia daryti, kodėl išsaugoti tas linijas. Tai nereiškia, kad viskas nebegaliu suvalgyti nei deserto, viskas apsiriboju. Ne, aš pati nebijau pripažinti, aš esu smaližius ir aš nebijau, kada būna renginiai ar šventės paimti, paragauti ir suvalgyti. tą desertą, tas vienas desertas, jisai nepadarys žalos, jeigu mes visą kitą savo sąmoningą gyvenimą, mes kiekvieną dieną susibalansuosim tą mitybą ir desertas jisai nebus mūsų kasdienybė. Nes mato, tas pilvinio riebalo perteklius, jisai siejamas su sunkiomis lėtinėmis ligomis. O pasižiūrėkim statistiką, širdies kraujagyslių ligos šienauja lietuvius, jau nekalbu apie Europą, apie Ameriką net nekalbu. Lietuvos statistika kokiais greičiais blogėja, jeigu kalbėsim apie viršsvorį ir jeigu kalbėsim apie širdies kraujagyslių ligas ir tą patį diabetą. Einam toliau, kodėl ne tik juosmens reikalingos apimtis, bet ir klubų, kad apsiskaičiuoti santykį, kuris parodo, kaip yra pasiskirstę tie riebalai. Vėlgi, kuo didesnis tas santykis, matot, vėlgi čia, ką kalba mokslas, būtent iš Sveikatos mokslo akademijos, tai yra paimta, didėja tiek širdies kraujagyslių, tiek antro tipo diabeto ir ankstyvos mirties tikimybė. Įsivaizduojat? Tai va čia jau nebėra, kad viršsvoris tik psichologinė problema, va aš pasislėpsiu po gražiais rūbais, ne dėl to, rūbai gražus yra gerai, bet turim linijomis rūpintis būtent dėl šitų dalykų. Aš tikiu, kad jau pasimatavot klubus, pasiskaičiavot apimti ir galim žiūrėti į lentelę, kurioj rizikos zonai esat. Vyrai, moteris, tai va tobuliausia įtilpti į kur yra žemos rizikos būtent susirgti šiom ligom į tą kategoriją. Jeigu patenkat jau į vidutinę, jau reikia susimastyti. Labai tikiu, kad didelės rizikos zonoje nėra ne vieno. Iš tikrųjų, kad apsaugotumėm save. Ir būtent dėl to kalbėkim, ką daryti toliau. Kaip jau sakiau, ir tie matavimai, KMI iš vis jis nėra tikslus, kaip suprato, tie matavimai jie yra kaip rodikliai. Bet pagrindinis rodiklis ir kuris man patinka ir kurį naudoju daug metų ir seniau esu dirbus
būtent su mitybos planais, vat, kūno kompozicijos analizė. Yra įvairiausių prietaisų, yra ir kapsulių, bet jie daugiausia gydymo įstaigose, laboratorijose, Lietuvoje nežinau, ar yra tokių. Yra į vandenį nardinimas, yra deguonės ten vėlgi tokie kaip kapsulytės tokios atskiros, bet kur naudoja, sakykime, ir Lietuvoje tiek gydymo, tiek sporto centruose galim rasti stacionares arba galima, sakykime, aš asmeniškai turiu vat, būtent, kad galėčiau nešiotis, nedidelės, bet tikrai kokybiškas, būtent tą analizatorius, jos nėra svarstyklės. Ir čia mes jau viską aiškiai galim pamatyti tą situaciją. Faktas, kad tai nėra 100% viskas taip, bet tai yra nuostabus orientyras, turėti savo tašką A, nuo kurio mes pradedam, kokia yra situacija, kad žmogus pamatytų realiai savo situaciją ir po to mes galim sekti, kaip viskas kinta. Ten geriausiai pasimato, jeigu yra sumažinamos kalorijos nesąžiningai, per mažai čia iš patirties kalbu, tada dingsta vanduo, dingsta raumenis, vadinasi, mes save žalojam, kas iš to, kad svarstyklės, kaip kas čia sakė, vėlgi iš savo tų studijos sakė, svarstyklės vis išmeskit iš namų. Tai va, kad nestresuoti, bet geriau žiūrėti, kaip susibalansuoti savo mitybą ir sekti pokyčius vidinio riebalo, sakykime, apskritai riebalinio procento, raumens, vandens, visą va tą santykį. Ir vėlgi va tas balansas dešinė kairė pusė labai svarbu ir kodėl va reikalingas tas fizinis aktyvumas ir mankšta. Čia vėlgi pasižiūrėti, galit, kaip sakau, nusifotografuoti, kur kiek galima pagal amžių rekomenduotinas tas bendras riebalų kiekis organizme. Čia vėl toksai priminimas, ką kalba mokslas, kodėl yra pavojingi riebalai, kokių ligų riziką jie didina. Ir dabar paimkim, kodėl kalbėti turim ne apie svorio mažinimą, o apie riebalų mažinimą. Nes jeigu mes tik sumažinsim svorį, kas yra padaroma būtent sumažinus tik kalorijas, fiziniai rezultatai realiai bus tik mažesnis kūnas. Bet bus prarasti raumenys ir vanduo, o kaip sakiau, raumenys, jie net ramybės būsenoj sudegina daug daugiau kalorijų, vadinasi, mes save apvogiam. Ir sumažėja energija, jėga, būtent turi būti tinkama mityba. Nesumažintos drastiškai kalorijos, apie kalorijas pašnekėsim, irgi turėkit ir kalkuliatorių, ir užrašinę. Ir kada, jeigu dar grįžti prie svorio mažinimo, sumažinus tik tai kalorijas, dingsta raumenis, lieka lašiniai, lieka riebalas. Kur kaupiasi toksinai? Riebaluose. Tai vadinasi, mes tai, kas mums gyvybiškai svarbu, pradanginom savo norų, bet pasilikom tą riebalą su visais toksinais. Tai va čia aš sakau, tik sumažinti kalorijas, tai yra savęs apvogimas. Riebalų mažinimas yra pasiekiamas tinkamai maitinantis, ypatingai tas svarbu visceraliniam riebalam. Tai yra ir lieknesnis, ir stangresnis kūnas. Ir būtent sumažėjusi svorį sudaro riebalinis audinys, esam stipresni, ištvermingesni ir, kas svarbiausia, ne tik grožis, faina, kad sumažėjo rūbų dydis, kad gali atsinaujinti garderobą ir panašiai, bet sumažėja ligų rizika. Nes realiai, tada pasižiūrim, 15 metų organizuojam renginius edukacinius, mūsų auditorija vis tiek jau yra maždaug mano amžiaus. To amžiaus, kur mes jau einame tuos statistinius vidurkius, rodiklius, būtent ir susirgimų, ir mirtingumo, ir geriau tos statistikos net nežiūrėti. Dabar klausimas, ką daryti, norint numesti svorio? Aš dabar taip jūsų paklausiu, gaila nematau. Man atrodo vienbalsiai, visi pakeltumėt rankas, visi žinot. Čia tik kaip pavyzdį, net sąmoningai, žinokit, neišdidinau, neskyriau, tik tiek įdėjau tokį, kaip sakykime, primintuką, ką kalba Sveikatos mokslo akademija, rekomendacijas, nes tikrai visi žinot, ypatingai, kas
vargstat, ne, su viršsvoriu, ieškot kažkokių galimybių, aš tik iš kitų tyrimų dar dėjau apie fizinį aktyvumą, tai yra labai svarbu, ypatingai kada norim turėti daugiau raumenų, ir apie tinkamą miegą, pakankamą miegą tinkamų laikų. Bet čia vėl atskiros temos, bet esmė šiandien daugiau ir apie pačią mitybą, bet miegas, fizinis aktyvumas yra be galo svarbu, judėjimas, vaikščiojimas, kada pulsas sukyla daugiau negu normalus, vėlgi tai yra mūsų kraujotakai. Labai labai svarbu. Dabar klausimas, tai o kas taiko tas žinias? Į tą klausimą didžioji dalis nenori atsakyti, nes būna po renginių praeina kuris laikas, o kaip ten, o kodėl ten, o kas ten. Aš duodu įrankius, naudokit. Mes realiai panaudojam, aš parodysiu irgi savo patirtį, prisitaikėm ir tai yra visam gyvenimui. Aš ir savo klientams sakydavau, dabar jau daug metų nebedirbu su mitybos planais, nes supratau, kad mitybos planas neišgelbė žmogaus, nes jisai nesusiformuoja supratimo, kaip turi atrodyti jo lėkštė. Kada perskaito, tada tai, bet kaip visą tai sudėti į tą lėkštę, tai šį vakar paimsim ir padarysim. Bendram supratimui tas svorio riebalų mažėjimas arba didėjimas atsiranda, kada išsibalansuoja energijos lygtis. Vėlgi, jeigu mes ir šiek tiek daugiau suvalgėm, šiandien negu man reikia, bet aš žinau, kad aš daugiau suvalgiau, aš pasportavau, aš jau pasivaikščiojau, aš vakare nebeužkandžiavau, tai išdeginau, sunaudojau tas kalorijas, mano svoris jisai bus pastovus. Bet jeigu aš privalgiau, ypatingai vakare, nedažniausiai, kai būna grįžta po darbo, viskas, žmonės tikrai yra pavargę didmiesčiuose, ypatingai. Tai ko nori, jeigu dar išalksti, jeigu dar kamščiuose prastovi, kol pasigamini vakarienę, yra ne vienas realiai pasakojas, tai pirmiausia prisirankliuoju kažkokių nesąmonių, po to dar privalgai ir po to viskas, jau nieko nebegali. Tada ir auga svoris, atrodo pamažu, bet realiai susideda. Jeigu valgom per mažai, vėlgi, kaip sakiau, čia yra ir jeigu sąmoningai sumažinam sveikai tas kalorijas ir turim fizinį aktyvumą, svoris mažėja. Čia nekalbam apie tą nesveiką sumažinimą, tada mažės svoris, bet po to sugrįž su trenksmu. Ir kas sudaro tas mūsų kalorijas, mūsų lėkštė, tai yra angliavandeniai ir aš parašiau, kiek jie turi savyje 1 gramas kilokalorijų, kiek 1 gramas riebalų, baltymų, čia bendram supratimui, bet įsivaizduokit, kiek 1 gramas alkoholio turi kalorijų. Tai vyrai alaus mėgėjai, jeigu kiekvieną vakarą buteliukas antras, atrodo, kas čia tokio, kaip ir nieko, bet ilgalaikiai perspektyvai vis tiek norisi kažko dar paužkandžiauti. Tai ir kaip kažkas, kad sakė, amžinai nešęs. Tai ir vaikšto su pilvukais. Tai vėlgi problema ne tai, kad tas pilvukas yra, bet ką padarys tam žmogui gyvenimo kokybei jo, tie vidiniai riebalai užsidėję. Bet gera žinia, skaidulos, ląsteliena, jos galima vadinti turi 0 kalorijų. Kaip mato, tai yra angliavandenis. Bet nevirškina jo organizmas, bet ląsteliena jinai yra gyvybiškai svarbi. Visų pirma, jinai padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje. Kodėl tas yra svarbu? Paprastas pavyzdys, pusryčiam buvo kažkada labai madinga gerti sultis pusryčiam. Išspaudžiam apelsinus, išmetam visą, kas naudinga mūsų sustabilizuoti cukraus kiekiui, mūsų žarnynui, būtent sotumo jausmui, viską išmetam ir koncentruotą cukrų, nesvarbu, kad jis natūralus. Kasa staigiai turi išskirti daug insulino, kad sugaudyti tą cukrų. Kad nebūtų streso, neprasidėtų uždegimai ir kur jį dėti, jeigu mes neišdeginam, neišnaudojam tos energijos, pradeda kaupti į riebalus ir tai per dieną. Išgeriam sulčių, po to greitai surinko tą perteklinį cukrų
cukrus krenta, mes vėl norim valgyti, kaip ir negera, vėl atrodo alkanas esi, atėjo draugė su pyragėliu, suvalgiau pyragėlį, vėl cukrų šoka, paskui vėl krenta ir gaunasi tie tokie kalneliai, kurių tarpuose riebaliukai dedasi, kaip sakau, ant šlaunų, ant pilvo, ant žandų, kur tik tai begali, visur išsiskirsto. Lėkštė turi būti subalansuota, vėlgi, kodėl tiek daug spalvų turi būti. Ne dėl to, kad jos tik tai yra gražu. Tos spalvos, vaisiai, uogos, daržovės, jos yra ir dėl antioksidantų būtent tų spalvų, bet ir vitaminai, mineralai. Ir mes jų turim gauti kiekvieną dieną ir kada negaunam, tai va dar didėja uždegiminiai procesai. Ir jeigu pasižiūrėti, čia yra balansas sveikatos mokslo akademijos, va kiek angliavandenių, jeigu nori mažinti svorį, aš iš tikrųjų rekomenduoju 45% dienos kalorijų angliavandenių, baltymų 35%, nes reikalingas didesnis kiekis baltymų, riebalų 20% pasiimam. Ir mitybos įpročiai turi būti visam gyvenimui. Čia jum kaip pavyzdį. Praktiškai galit paimti pasiskaičiuoti, bet dar iš kitos pusės supratimui, kad kodėl negali būti nei 500, čia jau iš viso, aš nekalbu, kada yra klinikinė situacija ir kada jau gydytojų priežiūrai yra pacientas, aš kalbu apie mūsų kasdienybę, kai užsiauginam šiaip iš gero gyvenimo, iš nejudėjimo, tuos viršsvorius. Pasiskaičiuoti pagrindinė medžiagų apykaita, pasiskaičiuokit, vyrai, moteris. Pagrindinė medžiagų apykaita reiškia, kiek kalorijų yra reikalinga būtent organizmo funkcijoms ramybės būsena. Mes galim pasiskaičiuoti, arba jūs šitą rodiklį matot, pasidarė kūno kompozicijos analizę. Jūs klausimus užsirašinėkit, nežinokit, aš per skaidres čato nematau, jūs užsirašinėkit klausimus dėl savęs, kad po to turėtumėt špargalkę. Bet mes nesam, va tie ligoniai, kaip sakau, su ligoniukais yra kita situacija, su vaikais vėl yra kitaip. Aš kalbu apie sveiką suaugusi žmogų. Visi esam fiziškai aktyvūs, daugiau, mažiau, ir mums reikalingos papildomai kalorijos, negu kad ramybės būsenui širdeliai dirbti, plaučiam, inkstam, kepenim, visiems tiem procesam vykti, mums reikia daugiau. Tada pasiimam, padauginam pagrindinę medžiagų apykaitą iš aktyvumo koeficiento. Ir, sakykime, jeigu mes turėjom pagrindinę medžiagų apykaitą 1400, nepasidauginam iš kokio 1,3, kiek ten apie 1800 kažkur gaunam. Ir tai yra svoris, kalorijos dabartiniam svoriui išlaikyti. Bet aš kalbu apie kalorijas ne pyragaičiai, ne čiulpinukai, ne šampanas. Aš kalbu apie tai, kur rodžiau angliavandeniai, bet tie sveiki vaisiai, uogos, daržovės, pilnas grūdas. Toliau baltymai, riebalai, bet tie sveiki. Bet jeigu mes norim pamažinti savo svorį, jeigu mes pasimatavom, mane apimtis juosmens klubų, mes biškelį esam to jau vidutiniai rizikui, norim pasitvarkyti, pasibalansuoti, pamažinti šiek tiek, va čia tas sąmoningas galimas sveikas pamažinimas. Jeigu 1800 kalorijų ir 1400 yra pagrindinė medžiagų apykaita, mes negalim numažinti iki 1400, jeigu mes einam, sportuojam, esam fiziškai aktyvus. Tada vėlgi mes imsim į skolą, mes žalosim organizmą, voksim iš jo. Tai va, turim turėti va tą rezervą ir savo judesiui. Tai va, pasiskaičiuojam, jeigu 1800, gal išminusuoju 200 ir turiu 1600. Aš čia kaip pavyzdį tiksliai neskaičiuoju, bet bandau taip primesti. Tai va čia jum atsakymas, kodėl negali būti 1000 kalorijų dieta. Garantuoju 100%, kas šį vakarą žiūrite, ne vienam nėra pagrindinė medžiagų apykaita 1000 kalorijų, ne vienam. Tai va, todėl ir negali būti dieta tokia, nes ramybės būsenoje reikalinga daug daugiau kalorijų.
Galima imti tokią formulę, bet aš kaip sakiau, čia nemažinti svorį, bet tai pasiskaičiuoti, išlaikyti svorį, sakykime, 50%, 25, bet kaip sakiau, kada norim pamažinti angliavandenių, galim imti 45, vadinasi, dauginam tą 1600 gautą iš 0,45 ir padalinam iš 4 ir gaunam, kiek mums gramų reikalinga angliavandenių. Ta pati padarom su baltymais, ne čia padauginam 1600 iš 0,35, tai reiškia iš 35% ir padalinam iš 4. Ir gaunam, kiek reikia baltymų gramų ir su riebalais tą patį. Ir tuos gautus gramus, mes turim kalorijas, turim angliavandenių, baltymų, riebalų gramus, galim paimti patys, pasidėlioti, tiesiog, kaip sakau, vietoj žaidimo kažkokio laisvalaikio, kaip meditacija, yra pats paprasčiausias puslapis kalorijos.lt arba maisto lyga. Maisto lyga, jie dar rodo vitaminus, mineralus, bet vėlgi tai yra tik orientacinis, nes priklauso vėl, kur augo, koksai produktas, kaip augintas, kaip laikytas ir panašiai, tai yra orientaciniai. Bet ten jūs labai gražiai paimsit, susidėliosit ir tada turėsit savo supratimą visam gyvenimui. Kiek galiu suvalgyti kiaušinių, kiek galiu suvalgyti tos pačios mėsos, tų grūdinių kultūrų, kiek galiu įsidėti, svarbiausia, nevalgyti dideliam porcijom ir nekartoti antrą kartą. Jeigu jau suvalgėm pietus, jau nebeiti, neapsidėti pakartojimu, nors atrodo dar pritrūko, bet tas pakartojimas yra pats baisiausias dalykas, kuris tai yra papildomos kalorijos, vėlgi, kaip sako, išsitampo ir tas pats skrandis ir vėl to alkanas ir nori dar kimšti, kada pradedi mažinti tas pačias porcijas, bet valgyti dažniau, tu pamatai, kad tu nebegali suvalgyti, kiek valgydavai seniau. Dar ką noriu pasakyti, žiūriu į mėsą, žiūriu į žuvį, niekada nedeginkit baltymų. Nedeginkit ant ugnies baltymų, nes gaunasi jau kancerogenai, jau nebe nauda bus, o daugiau bus žalos. Tai garuose, rankovėje, kažkaip taip virti, bet nedeginti. Vėlgi, ateis pavasaris, bus šašlikų sezonas, pasimėgaukim kartais, kaip ir saldumynais, kartais, bet ne kasdienybė. Žinau tikrai 100%, kad yra žmonių, kurie nemėgsta skaičiuoti, man ir draugė sako, eik, tu žinai, kur su savo tom formulėm, nors čia jos yra labai supaprastintos, yra sudėtingiau galima, ta prasme, kitokių dar duomenų pasiskaičiuoti. Nenorit, neskaičiuokit, nebūtina, pradėkit nuo paprastų dalykų. Vaisiai, uogos, daržovės, kad būtų kiekvieną dieną. Bet aš labiausiai vėlgi ir mes ką taikom ir ką aš rekomenduoju, mūsų sezoninės, ką mes turim dabar, ką mes turim. Turim bulvę, bulvė nėra bloga, žinokit, esmė kaip pagaminam. Turim morkų, turim burokelių, turim kopūstų, turim obuolių. Tai pagrindė racione tas ir turėtų vyrauti. Vėlgi galima daug rauginti, ne daržovių. Tas pagrindinis, visa kita, kas iš parduotuvės pasilepinimų. Ir vanduo. Paprastas toksai paskaičiavimas 30 ml 1 kilogramui. Yra kitokių paskaičiavimų, bet tą bent jau paimam, pasiskaičiuojam. Ir ką Holfordas, jisai daug knygų yra parašęs apie sveikatą, sumažinkite cukrų, kontroliuokite svorį. Cukrus tai jis kelia ir uždegimą jisai kaip ir kelia. Ir priklausomybę, ir matysit, kaip jis veikia per žarnyną mūsų smegenis. Dar esu rodžius šitas skaidrės, bet noriu priminti, kad skaitytumėt etiketės, duonos, batono, jeigu perkat, bet geriau nepirkit. Duonelė, jeigu perkat, žiūrim maistinę vertę. Kiek yra cukraus? Matom, 0,7, kita duona, 5,4, čia 4,6. Ši duona atrodo namelis gražus, taip gražiai aprašyta, viso grūdo dalių ruginiai miltai, atrodo, sudėtis tobula, pasižiūrėkit, kiek cukraus. Tai kurią duoną rinktis? Tai faktas, kad tą 0,7 arba jeigu rinktis tarp 4,6 ir 5,4 gramų cukraus, aš rinkčiaus 5,4, nes žiūrėkit, nerekomenduoju irgi mažinant svorį pirkti duoną su sėklom. Jinai automatiškai yra daug riebesnė. Galima vėlgi kartais kaip desertą.
Matote etiketę, palyginam, didžiulis skirtumas. Čia ir dėl savęs, ir dėl vaikų, čia buvo viena mama prieš kiek metų padariusi, buvo plačiai nuskambėjęs visas šitas palyginimas, kiek kur yra cukraus, aš nesigilinsiu, bet čia kaip pavyzdį, nes mes net nesusimastom ir aš seniau nemastydavau, nes nebuvo tų žinių. Tai va šiandien ir norisi ir dalinti su mamom, močiutėm, ką mes darom, ką mes duodam vaikam, nes mūsų vyresnėlė, kad augo, irgi ir tą kubušą gėrė, ir tos aktimėlius dėl reklamos pirkom ir panašiai, bet aš kaip sakau, ar sveiko proto mama duotų savo mažam vaikui 2 plytas šokolado? Nu ne, bet kubušą, visą butelį, be problemų. Tai aš kažkaip galvoju, jeigu tai yra analogiška pagal cukrų, gal būtų geriau šokoladą duoti, tai tiek daug vaikas nesuvalgytų, nebūtų tiek žalos. Tai va, nu čia aišku, tas toksai retorinis palyginimas, bet kad suprastumėm, kiek visur slypi cukraus ir kaip mes turim netgi tą pomidorų padažą, mes turim išmintingai labai rinktis. Jogurtus pirkim natūralius, įsidėkim uogų namuose. Niekada nepraleiskit pusryčių. Jeigu nemėgstat gaminti arba skubat rytais valgyti, parodysiu sprendimą kaip alternatyvą. Tai va, ir su kiekvienu valgymu jau matėte, ne, iš mokslo rekomendacijų, kad turit gauti baltymo. Netgi valgant ir košių nevirkit pienę su vandenuku, galima sviestuko, galima paimti, sakykime, riešutų įsidėti, galima kiaušinį šalia išsivirti, su kiaušiniu iš vis galima prifantazuoti visokiausių pasidaryti. Tai va, kad gauti ir ląstelienos, kad nuo pat ryto jau būtų, kas padeda subalansuoja cukraus kiekį kraujyje, jeigu po to ir suvalgysim tą desertą, jis tikrai žalos tada nepadarys, bet va pusryčiai svarbus. Pietus, vėlgi, turim gauti baltymo ir turim gauti, aišku, riebaliuką gausim su baltymu ir angliavandenių, tai reiškia salotų, bet pietums galime ir kruopų, galime ir makaronų, tarp kitko, nebijokit makaronų. Yra pilno grūdo, yra vinžirnių, yra žirnių, yra lešių, yra grikių, yra įvairiausių makaronų, tai va, jeigu esat makaroniniai ar jūsų vaikai makaroniniai, tai va, yra alternatyvų. Jeigu keliaujami vakarienę, gali būti analogiška ta vakarienė pietums, arba jeigu liko mėsytės ar žuvytės iš pietų, vakare pasidarom salotas, jau kaip šaltas, nesuvalgom, bet kad būtų baltymas. Svarbiausia ant salotų nepilti stikliniam aliejaus. Šiek tiek. Neperdozuoti riebalų, ypatingai metant svorį. Riebaliukas tai va tik šiek tiek kokybiško alyvuogių aliejaus pirmo spaudimo, tai va, arba kitų aliejų tikrai labai gerų yra, bet šiek tiek, kad pagardinti. Ir 1 arba 2 užkandžiai. Kada yra didesnis svoris, kalorijų reikia daugiau, tai užkandžiai tikrai turi būti 2, vieno neužtenka. Bet dabar žiūrėkit, jeigu jūs pusryčiam jau dėjot riešutus į košę, vadinasi, jums kaip užkandukas jau riešutas nebetinka, nes riešutas turi ne tik tai baltymo, jisai yra labai riebus. Tai vat jau išmintingai žiūrėkim, kad neperdozuoti vėl. Kai pasidėliosit būtent tuose puslapiuose, pasižiūrės, įsiveskit riešutus ir dar įsiveskit riešutų sviestą, žemės riešutų sviestą ir pasižiūrėkit. Ten kai vienas mokslininkas sakė irgi apie tai komentavo, sako, tai nėra baltymų šaltinis, tai yra riebalų šaltinis su baltymais. Tai vat įsiveskit, pasižiūrėkit, jo maistinę vertę, arba parduotuviai paimkit, pažiūrėkit. Jeigu mažint svorį, vėlgi rekomenduočiau išimti bananus, vynogės, melionai, tie tokie saldus, kur yra vaisiai. Tai vat juos išimti šiek tiek, arba jeigu turim, sakykime, širdies kraujagyslių kažkokių ligų, diabetą, kur vat to cukraus kuo mažiau reikia, tai va tokius saldesnius išsiimti uogas, bet cukraus, aš tikiu, kad turit prisišaldę kamerose ir panašiai. Pieno produktai irgi kartais. Bet būna situacija, ne, vat, reikia gauti baltymo, bet kad baltymas suskaidytų į amino rūgštis, nes baltymas yra statybinė kiekvienos ląstelės medžiaga, turi būti tobulas virškinimas. Bet jeigu mano virškinimas problematiškas, kaip man buvo autoimuninis tiroiditas, autoimuninė, tai reiškia
aš turėjau ir problemų su žarnynu, bet kol nebuvo diagnozės, nesupratau, kas darosi, kas vyksta. Tai vadinasi, ir išsiderinęs, ir pH tas visas balansas, ir jau skrandinė virškina. O jeigu skrandinė suvirškina, tai į žarnyną nenueina suskaidytos tos maistinės medžiagos. Žarnynas kiauras išdegintas, nėra to įsisavinimo, vargino ir odos problemos, nes kiauras žarnynas ten patenka ir kas reikalinga, ir kas nereikalinga. Tai va vėl, reikia valgyti, negaliu, arba celiakijos, ne? Atvejais yra ląstelėm badas, o valgyti turim, kad gauti maistinės medžiagas. Ir galim būti optimistai iš tikrųjų, kad stengsiu, darysiu su maistu, ir reikia stengtis, būtinai reikia stengtis, bet situacija yra tokia, visi moksliniai šaltiniai kalba ir jau senai, ne tik dabar, yra palyginimas, kad jeigu paimti vieno obuolio vertę, maždaug 30 gal metų dabar atgal tą maistinę vertę palyginti ir šiandien dienai apie 15-20 obuolių reikia suvalgyti. Tai įsivaizduojat, pats maistas jis nebėra jau toks turtingas to maistinė medžiagom. Ląstelienos taip turi. Tai va, ir nenubraukim, kad man nereikia papildyti mitybos. Bet esmė, kuo mes papildom. Tai va, kaip šiandien vakaras ir šiaip antradienio vakarai, jie yra edukaciniai, kad ne tai, kad va stačia galva puoliau pasiėmiau, bet sužinojau, imu, domiuosi, lyginu, už ką vienas dalykas moku pinigus, kitas dalykas, ką aš dedu į save. Ar man tai duos vertę, ar man tai dar sukels daugiau problemų. Ir realiai, pasižiūrėjus situaciją, 95% žmonių negauna su maistu visų reikalingų maistinių medžiagų. Todėl ir tų problemų sveikatos su kiekvienais metais yra blogiau ir blogiau. Ir kai pasižiūri, ta statistika, jinai yra labai liūdna. Ypatingai, žinokit, kas liečia moteris tam tikrose srityse, ypatingai depresija, hormoninės sistemos, situacija labai labai liūdna. Aš labai džiaugiuosi, kad beveik 15 metų turiu garbės pažinti būtent Neolife kompaniją, kuri, matot, nuo 1958 metų jie jau eina su ta misija, kad padėti žmonėm būti sveikesniem, o sveikesnis žmogus, jis ir laimingesnį pasaulį jisai kurs. Kas man kaip svarbu ir kaip vartotojui buvo, ir kada pradėjau studijuoti, gilintis, vėlgi atradau daug patvirtinimų iš kitų šaltinių, vėlgi, kad rinktis produktą, už kurio stovi mokslas, kuris yra ištirtas, kaip Neolife maistinės medžiagos yra atlikti klinikiniai tyrimai su žmonėmis, ne su pelytėmis, su žmonėmis, nes viskas yra paimta iš maisto grandinės ir va tie mokslininkai, kurios, tie va visi mokslininkai, mitybos specialistai, biochemikai ir taip toliau, jie skirtingų sričių, jie išgrynina iš maisto veikliąsias medžiagas ir patalpina į mums žmonėm, šiandien skubantiem, va būtent tą priimtiną formą. Ir daktaras Artūras Fiorstas, kaip mato, toksikologas, farmakologas, jisai subūrė visą būrį mokslininkų, kad padėti žmonėm išvengti tų lėtinių ligų. Šį vakarą kalbam būtent apie mitybos, apie viršsvorio, apie to vidinio riebalo sukeltas lėtinės ligas. Ir kas yra dar labai svarbu, kad visos maistinės medžiagos yra iš sveiko maisto, pačios va tos bioefektyviausios formos paimtos ir jos veikia mūsų ląstelę. Dar kas labai svarbu, vėlgi, kas analizuojat sudėtis, aš pradžiai labai lyginau, gilinausi, man buvo didžiulis klausimas, kodėl šitie veikia, kodėl prieš tai, kur vartojau, neveikia. Ir atsakymas yra čia, šeimos, pilna formulė. Taip kaip gamta sukūrė, taip mokslininkai sudėjo, sujungė ir mes turim šiandien galimybę vartoti. Čia jau einam prie, kodėl svarbu žarnyno sveikata. Kada yra žarnyne disbalansas, kada yra per daug blogųjų bakterijų, ten uždegimas, per nervą klajoklį iškreiptas signalas eina į galvą. Ir žiūrėkim, kada būna stresas, dažniausiai jo stresas, jisai šluoja žarnyną, B grupės vitaminus, tą patį D, magnį labai išeikvoja. Ko mes tada norim?
Nu tikrai ne salotų bliūdo ar lašišos kažkokio kepsnio. Mes norim arba kažko riebaus, arba vyno taurės, ane, ir saldainuko kažkokio ar ledo. Nu čia kaip pavyzdį, bet norim visada nesveiko maisto, nes jau uždegimas ten išsikreipia, eina signalas ir vat aš noriu kažkokią nesąmonę. Kas žarnynui, va, kad nebūtų per daug tų blogųjų bakterijų, tai va česnakas, bet jeigu pažiūrėti tą česnako gauti visą vertę, mes praktiškai jį cielą turim ryti, bet kieno skrandis suvirškins. Ką padarė tie mokslininkai? Jie sudėjo visą formulę, česnakai, svogūnai, porai, jie sudėjo tas veikliasias, koncentruotas medžiagas į tabletę. Ir kad ta tabletė jinai pasileidžia tik žarnyne, nedirgina skrandžio, jeigu ir jautresnis yra, kad paskui neatsiriaugėti, kad negriaužtų ir panašiai, tik plonajam žarnyne. Ir būtent, kad nebūtų perteklius tų blogųjų bakterijų, bet česnakas, žinot, kiek dar daug naudos duoda ir mūsų, kas liečia imuniniai sistemai ir dėl kraujo, kraujagyslių. Vėlgi apie gerasias bakterijas, kaip sako, kiekvieną dieną turim valgyti naminių raugintų produktų. Salė jūsų paklausiau, pakelkit rankas, dabar nematysiu, kas kiekvieną dieną suvalgo raugintų naminių produktų. Tikrai yra žmonių, kurie suvalgo, tai yra nuostabu, tai ir bakterijos, ir ląsteliena, bet didžioji dalis yra tokių kaip aš, neturiu kiekvieną dieną ir tų agurkų tu nevalgysi. Atsivalgysi kiekvieną dieną, vėlgi mokslininkai ką padarė, nes ne tik tiem, kurie nesuvalgo kopūstų ar agurkų, bet kam jau yra problemos, ne, kaip man, autoimuninės lygos, kam yra, nevirškinimai mažučiam vaikučiam, neišnešiotukam, kuriem dar nesusiformavę viskas pilnai. Gerosios žarnyno bakterijos. 5 rūšių po milijardą atrodo, nieko išskirtinio, bet pati esmė tai yra, kad bakterijos yra geliniame apvalkalėlė, yra apsaugotos nuo skrandžio rūgšties. Tai vat, jeigu nėra šitos apsaugos, mes negeriam, skrandžio rūgštyje jos sunyksta, kas nueis į žarnyną. Tai va čia praeina skrandžio rūgštinė terpė ir žarnyne būtent pasisėja pagal atitinkamą savo, kur kiekviena bakterija ir turi gyventi. Kalbant apie ląstelę, ląstelės membrana, kad būtų pralaidi, kad ląstelė funkcionuotų, turim gauti iš grūdinių ir ankštinių pakankamai gerųjų riebalų. Vėlgi nenoriu jums statistikos, net nekroju, aš tikrai žinau, kad jūs visi žinot, kiek yra išvalytos ir grūdinės kultūros, miltai mūsų ir panašiai. Vėlgi riebalas, kad jisai nesioksiduotų, pašalintas, bet tas riebalas jisai yra gyvybiškai svarbus mūsų ląstelės funkcionavimui, kad membrana būtų pralaidi, kad galėtų maistinės medžiagas pasisavinti, o toksinai, kad galėtų pasišalinti, nes jeigu nepasišalina toksinai, užsirakina, atsiranda ligos. Tai va, yra koncentratas būtent tų gerųjų riebalų iš ankštinių ir grūdinių mūsų ląstelių sveikatai. Kofermentas Q10, čia matot, pačioje ląstelėje mitochondrijos yra. Ir kad jos būtų gyvybingos, kad mes būtume gyvybingi, kad mūsų organai funkcionuotų. Tai va, reikalingas kofermentas Q10. Tai va, 40-50 metų, kam yra jau maždaug apie 50% nebesigamina kofermentų Q10 organizmai. Įsivaizduojat, jau nebėra, mes jau nebeturim tų pajėgumų. O jeigu dar žmonės vartoja statinus, iš viso yra užblokuojamas kofermento Q10 gaminimas organizme, tai va ir prasideda problemos, kaip sako, medikai, kaip kalba, pradeda vartoti statinus, su laiku žmogaus širdies nepakankamumas ir kitos problemos. Tai vat, kad išvengti šitų dalykų, tai vat kofermentas Q10, mokslininkai jį sukūrė visiškai natūralų. Paimkit, kas svečiai, paprašykit, kad atsiųstų sudėti žmonės, kurie jūs pakvietė, pasižiūrėkit, paanalizuokit, plus tai yra su polifenoliais, vėlgi dėl geresnio įsisavinimo ir veikimo. Apie uždegimą kalbu, ne, vat, vidiniai riebalai, uždegimas, vėlgi mūsų mityba ir tai uždegimas, tai nėra tik tai žarnynas, matot, kraujagyslės, tai yra skydliaukės, tai vat, diabetas, tas pats uždegimas, onkologija, tas pats yra lėtinis uždegimas. Tai vat, kad vat, tą vaivorykštę, kur rodžiau, pamenat pradžioj, tai va vaisiai, uogos, daržovės, įvairias spalviai, tai vat, būtent tie violetiniai, raudoni, tamsiai,
Jie mums reikalingi tie pigmentai, flavonoidai vadinasi, kad sumažintų uždegiminį procesą, ypatingai kraujagyslėse. Flavonoidai jie ir kraują stiprina mūsų akim, mūsų plaučiam, šlapimo pūslei, inkstam, visai skystajai terpė yra reikalinga. Jeigu pasižiūrėsim vėlgi tyrimus, kam reikalingi flavonoidai ir tam pačiam imunitetui, C vitaminas, vat mokslininkai visiškai natūralų C vitaminą vėlgi iš maisto, iš vaisių, iš uogų, yra vaikiškas, aš jau dėjau suaugusiam, nes vis tiek daugiau viršsvoris, ne, uždegimai įvairiausi, tai va suaugusiam žmonėm, nors ir vaikai jau 14-mečiai jau vartoja nuo kraujospūdžio vaistus ir panašiai, turim tokių situacijų. Tai va, C vitaminas 200 mg vienoje tabletė irgi pasileidžia žarnyne. Jeigu skrandžio gleivinė jautresnė, nereaguoja, pasileidžia žarnyne nukeliavęs ir išsiskiria 6-8 valandas, pamažu aprūpindamas organizmą C vitaminu. Kad suvalgyti iš maisto, nebeidėjau skaidrių, bet galit, kas sekat mane, mano profilį irgi pasižiūrėti, kažkada buvau vidėjusi, paskaičiavimus padariusi. Realiai, misija neįmanoma. Toliau pats stipriausias prieš uždegiminis, kaip sako pasaulyje, tai yra omega-3 riebiosios rūgštys. Ir kad suvalgyt va tos laukinės geros riebios žuvies, tai irgi yra labai geras iššūkis. Bet ką padarė mokslininkai, vėlgi išgrynino tiek, kiek yra gamtoj, 8 omega-3 riebiasias rūgštis. Apie šį produktą šiek tiek plačiau, nes turim žiūrėti vėlgi sudėtį, nes mums neriebalai, kada rašo žuvų taukai riebalai ir panašiai, mums reikalinga veiklioji medžiaga omega-3 riebiosios rūgštys. Ir čia, kada paimam, pasižiūrim, būtent molekulinės diferenciacijos technologija padėjo išgryninti, todėl nereikia jokių E-vitaminų, polifenolių kaip antioksidantų, išgryninta omega, jinai duoda naudą. Ir pasižiūrim, sudedam visas 8 riebiasias rūgštis ir gaunam būtent, kad tai yra gryna. Nes dažnai, kur, sakykime, pasižiūrim, daug omegų man yra atnešę, rodė, kad parašyta omega-3 rūgštis, iš kurių dažniausiai būna EPR-DHR, bet į tai netitinka EPR-DHR, tas kiekis, kiek parašyta, kad yra omega-3 riebiųjų rūgščių. Tai nėra išgryninta, bet aš kaip sakau, mums netaukai reikalingi, mums veiklioji medžiaga. Tai va tas grynumas, kad galima irgi nuo gimimo mažučiam duoti, jeigu po lašelį, po 2, jeigu jie yra jautresni. Aišku, geriausiai, kada mamytė pati vartoja. Kodėl dar būna viršsvoris? Vat būtent skydliaukė, hipotirozė, tai mano diagnozė, kada tu esi nuolatiniai kovoj su tuo svoriu, kuris šokinėja. Ir tiek vyram, tiek moterim dažniausiai, bet žinokit, labai dažnai ir vaistai padaro tai, tik neskaitom šalutinių poveikių, būtent viršsvoris, tas alkis, sutrikdomos kitos organizmo funkcijos, tai va būtent dėl tam tikrų vaistų. Tai va tiek vyram, tiek moterim, va kompleksas, va skydliaukė, jodas reikalingas, B grupė reikalinga, nes kada yra hipotirozė, yra didelis poreikis į depresiją, tai va nerviniai sistemai, B grupė, vėlgi visiškai natūralūs augaliniai produktai iš grūdinių ir ankštinių, vitaminai, mineralai, E-vitaminas, visiškai natūralus, šalto spaudimo kviečių gemalų aliejus su vitaminu E, visos formos kaip gamtoje vitaminą E, ne tik D-alfa tokoferolis, tai va hormoniniai sistemai, kraujotakai, moteris ir odai, tai odos grožio vitaminas, tai labai svarbus. Kryžmažiedžiai vėlgi tiek vyram, tiek moterim. Vyram ne tik dėl hormonų, dėl prostatos numeris 1. Moterim čia iš kopūstų, brokolių, redikų, vėlgi tai išgryninta veiklioji tik tai va ta medžiaga. Ir moteris ypatingai, kurios tunka į klubus. Va tas hormoninis nutukimas, tai va su E-vitaminu, su formulė, kur vitaminai, mineralai, kryžmažiedžius apjungti. Nes, pavyzdžiui, esant hipotirozei, valgyti kryžmažiedžių net nerekomenduojama valgyti kaip maisto, dėl gointrogenų, va tokių esančių medžiagų, kurios dar labiau slopina skydliaukės veiklą, bet šitą produktą gali vartoti drąsiai. D-vitaminas, jisai kaip hormonas veikia. Ką Neolife mokslininkai padarė, D2, D3
forma, visiškai natūralus, veganiškas, suderintas biologiškai su ląstele, kad būtų maksimum įsisavinimas. Ir vienoje tabletėje yra 400 tarptautinių vienetų, tai žiemą, aišku, šito neužtenka ir jeigu jau esam ant ribos ar menopauzės, ar turim tą lašinuką kažkur nedėtų, kaip sakau, tą hormoninį, norim tos optimalios sveikatos, pagal 2020 metų knygą rekomenduoja suaugusiam žmogui 5000 tarptautinių vienetų, bet vėl, kad būtų maksimum įsisavinimas ir mes galime, kada yra mažesnis kiekis tabletytei, padalinti dienoje ir vaikam, ir suaugusiem. Ir betaguardas, tai detoksikatorius ląstelių lygyje, autorinis Artūro Forsto, būtent farmakologo, kuris subūrė mokslininkus kurti visus šitos produktus darbas. Ir jisai padeda mūsų organizmui detoksikuotis ir būtent skydliaukei reikalingas selenas. Labai, kaip aš sakau, toks užmirštas produktas, būtent botanical balansas, tai yra sudėtis, ciberžolė, kurkuminas, cinamonas, chromas, alfa liporūgštis, tai labai stiprus mišinys, ir jeigu pasižiūrėsit, noriu greičiau, kad įsitekti ir į laiką, bet galėsit persižiūrėti įrašą, skaidrės, tai yra mažinti uždegiminius procesus, vėlgi padėti stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje, vėl ką ciberžolė daro, dar sustiprina, kad būtų stabilus gliukozės kiekis kraujyje. Apsaugo kepenis ir padeda detoksikuotis organizmui. Kurkuminas taip pat kraujagyslėm ir kaip antioksidantas, ir prieš uždegiminis, ir smegenim būtent gali padėti, mažina tuos uždegiminius procesus. Bet vėlgi, kas yra ne taip smagu, kad ciberžolėj kurkumino yra tik apie 3% viso to svorio. Tie klinikiniai tyrimai, kuriuos aš sudėjau, yra atliekami su koncentratais. Tai kas ir yra Neolife mokslininkai sudėję, tai yra koncentruotas maistinės medžiagas. Chromas, kaip matot, ne tik kad mažinti potraukį cukrui, bet padėti sustabilizuoti cukraus kiekį kraujyje, o alfa liporūgštis, jinai padeda ir detoksikuotis organizmui, ir suaktyvina kitus antioksidantus, ir vėlgi saugo kraujagyslės. Tai iš tikrųjų botanikalas yra labai svarbus ir ne tik suaugusiam vaikam, jeigu nori nenormaliai saldumynų, tai puikiai pagalba. Vėlgi, 2013 metais pati išbandžiau svorio reguliavimo programą, kas sukurta Neolife mokslininkų. Ir kas yra svarbu, kad ši programa sukurta būtent glikeminės reakcijos kontrolės technologija. Kaip matot, padeda išlaikyti stabilų cukraus kiekį kraujyje. Vienas dalykas tai yra saugom kasą, nedidinam rizikos susirgti cukriniu diabetu. Kitas dalykas, esam sotesni, nes pasižiūrėkit, 5 gramai skaidulų, gaunam kokybiškų amino rūgščių, jeigu ir nevirškina kažkiek mūsų organizmas, kažkas su virškinimo sistema, gal problemų, nesuskaido to baltymo, bet mes turim galimybę užtikrinti savo ląstelėm kokybiškų amino rūgščių. 22 amino rūgštys, pilna visa formulė, vitaminai, mineralai. Ir tas sotumo jausmas, ir mūsų žarnynas turi skaidulų, bakterijos turi ką valgyti, vėlgi ir sotesni esam, ir yra tyrimais įrodyta, kad ir svoris mažėja. Čia išvardintos amino rūgštys, būtent įsisavinimas amino rūgščių, labai aukštas koeficientas, yra visas amino rūgščių profilis, ir vėlgi, aš kaip sakau, ta informacija jums palyginimui. Jeigu vartojat kažkokius kitus baltyminius gėrimus, palyginkit, kiek yra amino rūgščių, ar yra formulė, ar yra gyvybiškai svarbios, ar turi jums parodyti amino rūgščių tą visą profilį. Visur lyginkit, kas esat svečiai, lyginkit. Nes realiai, jeigu kalbant apie svorio mažinimą, kada laikomės dietos, bet tos sveikos dietos, jeigu užtenka, jeigu yra pakankamai aukštos kokybės baltymų, būtent amino rūgščių, 90%, čia tyrimai kalba, sumažėjusio svorio sudaro riebalai, ne raumenys, o riebalai. O Neolife Shake tai yra subalansuotas būtent baltymų, riebalų, angliavandenių santykis, matėte, skaidulos, vitaminai, mineralai. Ir su 2 pakeistais maitinimais gausit net 36 gramus baltymų ir 10 gramų
skaidulų, tai vėlgi tas sotumas, neprarasit raumenų mažinant svorį, kas yra svarbiausia. O jeigu dar įjungsit jėgos pratimų į savo, sakykime, savaitės grafiką, tai dar ir padidinsit raumenis ir tai kūnas bus tvirtesnis. Daugiau raumenų, daugiau sudegins kalorijų, bus tvirtas, neteliuskuojantis kūnas, vėlgi amino rūgštys, C-vitamino, kada yra pakankamai, nekabo oda, nevažiuoja žemyn, jinai nenutysta, kas yra svarbiausia. Ir nesvarstyklės jums rodys pokytį, o būtent darant kūno kompozicijos analizę jūs matysit visą pokytį. Yra dar prie svorio reguliavimo programos arbatos ir žolelių mišinys. Iš tikrųjų jisai ir kraujotaką suaktyvina, ir medžiagų apykaitą. Ta arbata geriant karštą, jinai tokia net sušildo, kada yra šalta žiema, tu net sušyli ir rožinė radiola nerviniai sistemai labai svarbi, o žalioji arbata ir antioksidantų turi labai daug, matot, koks didelis procentas, tai jo antioksidantai veikia prieš uždegimiškai, kraujagyslės, įsivaizduokit, ir žalioji arbata, atsiminkit, padeda tirpdyti vidinį riebalą, o čia vėl yra koncentratai, išgryninti, tai yra ir geras skonis, ir karštą, ir šaltą gerti, vasarą atsigaivinti ir palaikyti savo tą sveiką svorį. Užkandukai, kaip užkandukai gali būti irgi subalansuoti, mes batonėliais vadinam, bet čia yra ir baltymai, ir skaidulos, kaip matot, ir omega-3 riebiosios rūgštys, ir tų kalorijų nėra daug, ir ta fruktozė duoda to saldumo. Ir vaikai iš tikrųjų mėgsta ir tai yra vertingas subalansuotas užkandis. Jeigu lekiat, jeigu nespėjat, jeigu neturit fantazijos, kaip kartais būna man, kad nesugalvoju, ką čia suvalgyti, kad gautų tą subalansuotą užkandį, tai batonėlis iš tikrųjų yra labai geras sprendimas. Yra rekomendacijos, jeigu mes tik tai norim užtikrinti, kad nenorim mažinti svorio, bet norim užtikrinti, kad būtų pakankamai amino rūgščių kokybiškų mano racione, o gal aš nemėgstu valgyti pusryčių, bet suvokiu, kad man tai yra svarbu dėl mano sveikatos, tai galima pusryčius pakeisti Neolife Shake baltyminių gėrimų, užkanduką galim pasimti batonėlį, pietus jie yra sotus, subalansuoti, pavakariams užkandis pasidaroma vinžirnių kaip užtepėlė, humusą tą vadinama, vėlgi augalinių baltymų gausim ir vėl vakarieniai lėkštė salotų. Galima 2 užkandukus pakeisti, jeigu norim mažinti svorį ir žinom, kad neturiu fantazijos, laiko ir panašiai, paimu, pakeičiu 2 kokteilius, kaip sakiau, kada grįžtam pavargę, kad neprisikimšti, neprisivalgyti, tai yra tobulas sprendimas ir vakarieniai. Vaikam į mokyklą, tai yra mūsų dukra mažoji jau daug metų vartoja pusryčiam ir aš kaip mama esu rami, kad jinai gavo subalansuotą maistą, nes būtent Neolife Shake tai yra funkcinis maistas, tai yra balansas, tai yra visas reikalingos svarbiausios maistinės medžiagos gerai sveikatai ir baltymas suskaidytas į amino rūgštis, jisai jo eina atlikti savo darbą. Ir aš kaip sakau, dažnai būna ta diagnozė pasiteisinimas, nes žinau artimoje irgi aplinkoje žmonių, moterį, kaip vieną pavyzdį paimsiu, kur mano diagnozė. Tai hipotirozė, nykstanti skydliaukė, bet jinai visada teisinasi savo viršsvorių, nemažą viršsvorį turi, kad man skydliaukė, nors mūsų diagnozės vienodos, bet nemato niekada, kas yra lėkštėj. Prie vieno kavos puodelio vos ne 0,5 kilogramo pyrago. Tai ne diagnozė čia yra kalta, kartais mes kažko nematom. Čia aš prieš Neolife. Čia, kada išbandžiau, kaip sakiau, 13 metais svorio reguliavimo programą, nors man jau tvarkant savo skydliaukę, padedant jai susibalansuoti, aš 15 metai nevartoju ir tiroksino, būtent pradėjus vartoti Neolife maistinės medžiagas. Man per metus per daug visiškai nieko nekeičiant gyvenime, man nutirpo 6 kilogramai. Išbandžiu šitą programą, Neolife, būtent svorio reguliavimą, buvo dar minus 6,5 ir jos yra lengva išlaikyti. Vienas dalykas, kada tu turi žinią supratimą, pažaidi šiek tiek su kalorijom, kitas dalykas, kada turi maistinės medžiagos, kurios suteikia
visą tą naudą organizmui. Kitas nuotraukas sudėjau šiaip savo, kad tai yra išlaikomas svoris. Tai nėra kaip vat, būtent tie glikemijos, tie kalneliai šokinėjimo. Tai vat, būtent, kad tas svoris jis yra išlaikomas. Tai va, brangieji, jūsų grožis, dailios kūno linijos ir jūsų sveikata prasideda lėkštėje. Pradedant daryti pokyčius savo sveikatoje, va, fizinį tą aktyvumą įsitraukiant, žinokit, keisis ir cholesteroliai, ir tiek trigliceridai, kurie rodo visas tas nuodėmes didžiausias. Ir pabaigai noriu labai padėkoti jūs už kantrybę. Labai tikiu, kad pasiėmėt ar prisimenėt, pasiėmėt kas naudinga. Jeigu per greit norėjau, aš visada noriu duoti daug, tai va, jeigu kažkam buvo per greit, nespėt pasiskaičiuoti, paprašykit įrašo, pasižiūrėkit. Ir kas esat svečiai, kas susirašėt klausimus, su tais klausimais pas tą žmogų, kas jūs pakvietė. Jeigu negavote eigoj mano seminaro, tai pas žmogų, kuris davė nuorodą į šitą renginį, arba gal norit išbandyti produktus, dar pasigilinti, sužinoti daugiau, nes tų produktų, va, gerai savijautai yra daugiau, va, kad susibalansuoti, užsipildyti, ne, mūsų tą visą vaivorykštę. Tai va, kreipkitės į tą žmogų, kuris pakvietė, dalyvaukit renginiuose, kvieskit ir savo svečius, tai yra edukaciniai renginiai. Tai yra mano sprendimas, aš jį radau, aš jį pasiėmiau, aš 15 metai, aš gyvenu be hormonų, aš gyvenu visiškai kitokį gyvenimą, aš turiu ir savo plaukus, nu, neišsausėjusius, neišslinkusius, aš turiu sveiką odą, aš turiu ir galiu išlaikyti sveiką svorį, stabilę nervinę sistemą ir aš ne vienus metus ir su antidepresantais gyvenu, bet man visai kita gyvenimo kokybė ir aš kalbu tai, ką aš praktiškai esu pritaikiusi savo klientam. Ką aš šį vakar kalbėjau, visą šitą veikia 100%. Svarbiausia, pasimkit, naudokit, veikit jūs, nemokėkit pinigų kažkam už laikiną dalyką. Nes atsibos tas mitybos planas, jūs ilgai nevalgysit. Pažaiskit, susidėliokit, žinokit, turėsit visam gyvenimui supratimą ir dar draugiam padėsit. Tai va, ačiū jums labai. Dailių linijų, geros sveikatos ir vis tik mėgaukimės gyvenimu, nepamirškim ir deserto, ir kavos prie geros draugystės. Iki pasimatymų.